Sveiki. Šį kartą pirmą kartą. Gal sakysiu savo nuomonę, ką aš manau apie merginos ieškojimą. Aš realiai matau 3 būdus, kaip galima ieškoti merginą. Pirmas būdas tai būtų sėdėti chatai prie kompo, lošti ten kokį, CS ir galvoti, kad likimas tave suves su tavo svajonių mergina, kad tau lemta su ja bus susitikti ir tu darydamas ten nieko, nedarydamas, nosį krapštydamas, tu vis tiek su ja susitiksi. Tai čia tiem žmonėm, nežinau, kurie tiki likimu, kurie savo gyvenimą duoda likimui į rankas. Kitas būdas yra daryti, kaip sakoma, pick-upus. Man asmeniškai jisai buvo visą laiką juokingas, kai vaikinas eina per Laisvės alėją ir kalbina visas mergas iš eilės ir pasiema ten jų numerius ir kai kurių gal. Ir po to niekados nepaskambina, arba jeigu paskambina, susitinka ir nepaeina, neturi apie ką šnekėti, nežinau, arba gal kartais paeina, bet paeina tai kas gauna pažaisti dieną vakarą, po to arba su tuščia gyvena, arba toliau eina savo pick-upus daryti. Toliau žiūri vaizdelius YouTube'ai ar kažkur, kur kiti tie meistrai mokina. Kas juokingiausia, kad tie meistrai patys neturi normalios mergos. Šiaip realiai šitas variantas gal ir jis yra, gal ir pramokus gali susirasti, ką sakau, su ko naktį praleisti. Šiaip normaliai mergina, jau 10-uką, kitaip sakant, tai labai bijoju. Nes kai tu savo laiką skiri tokiam šūdam, mokiniesi eilučių tenais, visokių durnų taisyklių, kad tenais negali tenais merginai leisti eiti, kai tu šneki, būtinai ją turi sustabdyti. Ten tu ją turi dominuoti tenais, visokie tokie šūdai, juokingi, apgailėtini tenais. Ir 10-ukas, tai tikrai ant tokio šūdo nepasimausi. Ir tu, kai laiką savo skiri tokiem šūdam, tu pats nebūni tas 10-ukas. Ir jeigu tu nebūni 10-ukas, tai 10-ukas tai neturės ką veikti. Tai tada galima eiti prie trečio varianto, kuris, manau, geriausias yra susirasti tą 10-uką, o ne šiaip kažką vakarui. Tai tas trečias būdas tai yra tobulėti pačiam. Beveik, per daug laiko neskirti ten tiem ieškojimam, kabinimam ir panašiai. Pačiam, kuo įmanoma labiau tobulėti. Taip tikėtų. Kokios tavo svajonės yra tenais? Siekti savo svajonę. Tarkim, ten tu labai mėgsti susnieglinti čiuožinėti, ten pradėti susnieglinti daugiau čiuožinėti,
užsidirbi pinigų, aišku, nes kad su snieglente čiuožinėtum reikia pinigų užsidirbti. Savo gyvenimą susitvarkyti, kad jau būtum kažko vertas, kad turėtum ką papasakoti. Aišku, visą laiką netmesti progos, jeigu pamatai kažkokią merginą, jau labai gražią, ne šiaip ten, ne 8, 9, ta prasme, ten pamatai, nes 10 aš skaitau už pirmo žvilgsnio duot niekam negali. Tai nepraleisi tokios pabandyti tenais užkalbinti, bet šiaip tai, sakau, kai tu sieksi jau tos sostinės savo svajonių, savo tobulybę, aš pirmą šitą svajonės reikia turėti, tai ir mergina tai matys. Ir nesvarbu, ar tu, kad prasme, tu dar nepasiekei savo svajonių, tu eini tuo keliu, darai ko įmanoma daugiau, kad eitum link to, tai tai ir matysis. Tarkim, jei tavo svajonė ten yra būti fiziškai stipriu, gražiai atrodyti ten, daug pajėgti ten, tarkim, stipriu būti. Tai jeigu tu eisi miestą ir kalbinsi merginas, tai tu čia prie tikslo niekaip tur neisi. Tarkim, merginai, kuriai irgi tai yra aktualu visai, tarkim, vaikinas, kuris fiziškai yra stiprus, tai nors ir tu gal dabar būsi silpnas, bet jeigu tu, ta prasme, jau dabar jau ten kokius 2 mėnesius tenais eini į sporto salę ten 3 kartus per savaitę ar 4 kartus per savaitę, tai jau tu reiškia, eini link savo tikslo. Ir nesvarbu, kad tu dabar dar nesi tas tavo svajonių variantas, bet tu eini link jo. Ir mergina tai mato. Aš bent taip įsivaizduoju. Nes 10 tai bus, kur, ir tavo ir jos mąstymai turėtų sutapti. Ne visiškai, bet kažkiek. Kitaip gali susiras gražią. Bet tai kas iš to? Nebus apie ką kalbėti ir ten po 10 metų tavo graži jau bus negraži. Tada ieškosi kitų. Kokių vaikų turėsi, nematau labai didelio tikslo. Susirasti gražią ir protingą. Tai jau čia, aš manau, kad čia yra tikslas. Aš niekados, ta prasme, neleidau savo pasiduoti, nuvertinti savęs. Gal aš nesu tas 10, tarkim, bet aš jo galiu tarti. Ir aš niekados neprasidėjau ten su 7, su 8. Ta mintim, kad, kaip čia pasakius. Neapsiribosiu su vidutinybė. Aš pats nenoriu būti vidutinybė ir aš neapsiribosiu susirasti vidutinybę. Siekiu būti geriausiu ir siekiu rasti geriausią. Aišku, jei pasitaikytų, kad vienai nakčiai ten 8 ar 9, tai turbūt neatsisakyčiau, bet šiaip normaliai tai
Nu, reikia pirmą pačiam tobulėti ir tada, kaip pats įsitinkamų kelių, tai ir merginos labai ieškoti nereikės. Pastangų įdėti vis tiek reikės kažkiek, bet tikrai ne kai durnelių mokintis ten kažkokių YouTube'ai eilučių, ir dar kokių tenais taktikų, gal net pinigus mokėti, ar mokytoją samdyti, tai čia iš viso tragedija. Ir eit per miestą ir užkalbinti 100 merginų. Galvoju, ar viską pasakiau šią temą. Gal ir viską. Yra jūsų pasirinkimas. Aišku, trečias variantas yra pats sunkiausias. Eiti kiek įmanoma labiau savo tobulybės, tai žiauriai sunku. Žiauriai sunku. Nes, bet labiausiai sunkiausia, bet ir premijos didžiausias. Arba rizikuoji, arba ne, čia nerizikuoji, arba dirbi, arba gyveni iki vidutinybė. Bet čia daug temų čia dar išsiriša iš šitų dalykų. Bet aš pakol kas baigsiu čia. Sėkmės.